Prieš mėnesį baigiau savo 8 savaičių asmeninę programą pas Rėjų. Į ją atėjau su neviltyje, šiek tiek su lūkesčiais ir viltim. Atrodė, kad pradėsiu kelionę ir viskas ims keistis greitai. Bet dėja, greiti pokyčiai nebuvo. Gal kažkam būna, bet man nebuvo. Ir vien dėl to, kad mane labai stabdė senos programos, įsitikinimai, vidiniai ribojimai. Ir pagrindinis šių 8 savaičių tikslas buvo sustabdyti tą neigiamą momentumą, kuriame buvau įstrigusi, kuriame gyvenau, tą nuolatinį sunkumo jausmą, nepasitenkinimą, neigiamą požiūrį į save, į apskritai savo gyvenimą. Ir šiandien galiu pasakyti, kad mums tai padaryti pavyko. Nes šiandien aš džiaugiuosi tuo lengvumu. Taip, mano gyvenimas dar nėra tobulas tokio, kokio aš norėčiau, bet džiaugiuosi, kad viduje atsirado daugiau ramybės, nebeliko tiek tos vidinės įtampos, kad atsirado daugiau pasitikėjimo savimi, viskuo, kas vyksta, daugiau tikėjimo, kad viskas bus gerai, kad viskas gali būti gerai. Ir Rėjus turi tokį išskirtinį gebėjimą, jeigu galima tai pasakyti, išskirtinį gebėjimą labai taikliai parodyti tai, ką labiausiai slepiame, ką norim paslėpti, kur nenorim žiūrėti, parodyti tas vietas, kur skauda, kur nenorim matyti, kur gal norim pabėgti, apeiti, ar net ir nepripažinti. Ir nors ir ne visada viskas buvo lengva ir paprasta, ir kai kuriems dalykams man tikrai reikėjo pakankamai nemažai laiko suprasti, suvokti, pamatyti, priimti, bet šiandien esu dėkinga. Taip, esu be galo dėkinga ir dėkinga sau, kad nepabėgau, kad apskritai išdrįsau eiti, kad išdrįsau dirbti vėl su savimi, savo tempu, kad nepasidaviau, ir dėkinga be abejo Rėjui už vedimą, už pagalbą tame etape, kuriame buvau. Ir tai, kaip jaučiuosi šiandien, yra nepalyginamai geriau su tuo, kaip buvo prieš tuos dabar jau 3 mėnesius, taip, nes nuo pradžios praėjo 3 mėnesiai. Tai labai smagu, labai džiaugiuosi, kad tinkamu metu randu tinkamų žmonių savo į pagalbą. Ir aišku, tai nėra pabaiga kelio, žinoma, tai tik pradžia, bet esamais pokyčiais labai džiaugiuosi ir dėkoju už pagalbą. Ir sakau tam, kas klauso, jeigu klauso, kad nebijokit. Viskas būna daug lengviau, negu mums atrodo, negu mes įsivaizduojame.